Vienas maloniausių būdų praleisti laiką – pasigaminti naminę picą. Į dubenį siunčiame miltus, vandenį, mieles, cukrų, druską ir alyvuogių aliejų. Minkome kombainu apie 10 minučių. Sutepame dubenį į rankas alyvuogių aliejumi ir perkeliame tešlą. Suformuojame kamuoliuką ir uždengiame plėvele. Paliekame kilti 1 valandai 24 laipsnių temperatūroje. Padažui apkepame smulkintą česnaką alyvuogių aliejui. Supilame pasatą, pridedame medaus, raudonėlio, rūkytos druskos ir juodųjų pipirų. Maišome ir kaitiname ant žemos ugnies apytiksliai 10 minučių. Pakilusią tešlą perkeliame ant kilimėlio, padarome kamuoliuką, o tada ištempiame į apskritimą. Sutepame mūsų padažu, kepame 4 minutės iki 250 laipsnių kaitintoje orkaitėje su konvekcija ir apatinė kaitra. Vieną picą darysiu su mozzarella sūriu, mėlynu sūriu, kietuoju sūriu ir pievagrybiais. Kitą darysiu su kieta mozzarella, rūkyta dešra, rūkyta kiaulienos filė ir ananasais. Grąžinu į orkaitę, kol sūris išsilydys. Pilną receptą ir naudojamus produktus rasite aprašyme ir komentaruose. Skanaus!